Sveiki visi. Tai šiandien noriu paaiškinti ir parodyti, kaip progresyviai didinti svorį, kad pasiektum maksimalų kėlimą. Taip pat noriu paminėti, kad tinkami priėjimai ir svorio didinimo strategija padės išvengti traumų ir užtikrinti geriausią rezultatą. Žinoma, nepamirškite paruošti raumenis ir sąnarius. Geriausia būtų pradėti nuo tuščios štangos, ką aš ir padariau. Tiesiog video šito jau nematot. Aišku, apšėlimas, prasitampimai dinaminiai ir visa kita. Na ir aš renkuosi svorį didint apie 15% ir pradedant nuo 10 pakartojimų. Taip didinant po 15% ir mažinant pakartojimų skaičių. Stengiuosi štangą patraukti greitai, nuleisti kontroliuotai. Na ir pasiekus daugiau nei 200 kg, aš jau perinu tą vadinamą kitą fazę, kur yra vidutinių sunkumų priėjimai. Tai vidutinių sunkumų priėjimai, aš jau skaitau, yra tie, kai pradedi traukti, na, sakykime, 60% ir daugiau savo maksimalios traukos svorį. Tai norėčiau paminėti dar, kad svorį reikia rinktis protingai, kad nepervartum, bet kartu pasiruoštum kūną sunkiam bandymui. Tai todėl aš stengiuosi pasiekus 60-70% ribą, mažinti pakartojimų skaičių, pasiekus 75% dar mažinu ir taip jau pasiekus 80%, na, plus minus 80, darau tik po vieną kėlimą, norint pakelt maksimalų svorį. Tai šiuo atveju aš fokusavausi į 300 kg ribą, na, dar tikėjausi pakelt 310, tai viską skaičiavau nuo 300 kg. Na ir pasiekus apie 80% savo vieno RM, stengiuosi svorį didinti jau nebe 15 ar 10%, o mažiau nei 5%. Tai šiaip, kad būtų paprasčiau skaičiuoti, aš tiesiog didinu po 10 kg, po vieną pakartojimą kiekvienam sete ir einu iki maksimumo, iki to, kai jau nebegalėsiu pakelt visiškai. Tai kad žinot, kiek mano maksimumas yra, aš stengiuosi dalinti paskutinį pakeltą svorį ir paskutinį nepakeltą svorį. Tai šiuo atveju 320 patraukiau, bet 330 nebepatraukiau. Truputėlį pasikėliau nuo kaladžių, bet nepatraukiau. Tai aš dabar skaičiuosiu jau kitom treniruotėm, kad mano maksimumas yra 325 ir taip lengviau galėsiu išsimėtyti savo procentus, po kiek pradėti, nuo kiek pradėti ir po kiek didint. Na ir turbūt daugeliu kyla klausimas, kiek reikia ilsėtis tarp priėjimų. Tai mano rekomendacija būtų apie 3-5 minutės tarp priėjimų. Aš asmeniškai, jeigu užtrunku ilgiau nei 5 minutės, sakykime, su kažkom pakalbė ar dar kažką nesifokusuoju po to, tai man ten 7 ar 8 minutės jau būna per daug ir po šitiek laiko tikrai galiu jau nebepatraukti tą svorį, kurį turėjau traukti. Na ir atvirkščiai, jeigu nespėjai atsigauti, tai taip pat sekantis kėlimas gali būti nesėkmingas. Tai čia reikia rasti balansą ir kiekvienas individualiai atsigauna skirtingai. Tai mano atveju 3-5 minutės, nesakyčiau, gal 4-5 minutės yra idealus laiko tarpas. Tai čia kiekvienas iš tikrųjų turi atrasti savo laiką, kiek jisai turėtų ilsėtis, kad nebūtų per greitai keliama štanga ir nebūtų per ilgai užtrunkama. Na ir turbūt pabaigai, kodėl aš keliu, tarkim, daugiau nei buvau suplanavęs. Na, kaip pavyzdys, dabar mano planas buvo 300 arba 310, bet aš mačiau, kad aš galiu pakelti didesnį svorį ir stengiausi įkelti iki negalėjimo. Tai man patinka savo nervų sistemai duoti tokį impulsą, kad mano smegenys suprastų, kad aš galiu kelt. Mano galva,
Mano galva, tai yra labai geras dalykas, nes tu pripratini savo nervinę sistemą dirbti, o ne taip, kai kurie dirba pakartojimams, varo ir po to nervinė sistema nusilpsta ir nebegali pakelti maksimum. Tai mano tikslas yra tą nervinę sistemą pripratinti prie maksimalaus svorio, kad jai nebūtų šoko. Tai jeigu aš žinau, kad aš galiu pakelti treniruotis, tai reiškia, kad aš galėsiu pakelti ir varžybose. Tai turbūt tiek. Jeigu patiko video, nepamiršk paspausti laiką. Aišku, paspausk subscribe, jeigu dar nepaspaudė, ir parašyk komentarą. Ačiū žiūrėjimą. Iki.